Ei tu, taip tu, pavargai būti tik eilinis, laikas nupūsti dulkes nuo svajonių ir įžengti į žaidimą, kuriame pats kontroliuoji savo kryptį. Įsivaizduok, komanda, kuri ploja tau atsistojus, tikslai, kuriuos seki ne vienas, o su bendraminčiais, ir galimybė augti greičiau, nei spėtum suvalgyti rytinį sumuštinį. Prisijung prie jaunimo, kuris renkasi veiksmo kupiną kelią, kur mokaisi, tobulėji ir kuris savo kelią pats. Jokių stebuklų, tik tikros galimybės, geresni įgūdžiai, platesnis ratas pažinčių ir galimybė užsidirbti pagal savo pastangas. Taip, čia tavo šansas šviesti. Ženk žingsnį, pradėk šiandien, mes laukiame tavęs. Štai tokiu arba panašiu darbo skelbimu žmonės kviečiami įsidarbinti tam tikrose įmonėse. Darbo kvietimas skamba patraukliai, proga užsidirbti daug per trumpą laiką. Tačiau sutikus įsidarbinti rizikuojama įklimpti į finansinės bėdas. Mat šį darbo skelbimą skelbia įmonė taikanti tinklinės rinkodaros schemą. O tinklinė rinkodara, dar vadinama savotiška piramidės schema, veikia taip, jog visiems jame dirbantiems žmonėms uždirbti būna beveik arba visiškai neįmanoma. Taip, tai verslo modelis, kuriame dėl jo struktūros dalis darbuotojų pinigus praranda, o ne uždirba. Tinklinė rinkodara. Kas tai? Kaip ji veikia? Jeigu nesate apie tai girdėję, nesate vieni. Ar tu esi girdėjęs apie piramidinę schemas arba tinklinį marketingą? Neteko girdėti. O kai būna žmonės pardavinėja iš rankų į rankas virtuvės įrankius arba, pavyzdžiui, kosmetiką, Avonas, MVI, yra tekę girdėti? Taip. Yra tekę girdėti. Ar kažkas iš tavo artimos aplinkos to užsiema ar užsiėmė? Klasiokai keli. Piramidės schemą žinau, bet tinklinio marketingo ne. Man neutralu, aš nesikišu į tos dalykus. Kam pasiseka, kas pirmin nueina, tai jie tie užsidirba. Kas į galą ateina, tas praranda viską. Ne, dėja nežinau. Bet ar yra tekę susidurti su Avonu, gal kažkas? Jo, teko, tikrai. Labai gerai prisimenu savo vaikystę, kai, pavyzdžiui, mama ir močiutė atveža tokį katalogą. O ar jūs atpažįstate tokius prekių ženklus kaip Amway ar Avon? Pasvarstykite, jums teko pastebėti šių prekės ženklų prekes paprastoje parduotuvėje? Veikiausiai jog ne. Kodėl taip yra? Kaipgi veikia ta tinklinė rinkodara ir kodėl darbuotojai rizikuoja įlikti skolose? Apie tai papasakosime šioje dokumentikoje. Sveiki, aš esu Vygintas ir aš pardavinėjau investicinį gyvybės draudimą. Sveiki, aš Saulis, vasarą pardavinėjau knygas Amerikoje. Tuo momentu aš dirbau kitoj įmonėj ir tiesiog per laisvą minutę Instagram'e užmačiau adsą. Irgi kažkas apie finansinį raštingumą, apie finansinę laisvę, kad čia ieško kažkokių konsultantų. Ir esminis dalykas, ko mane papirko tas adas, buvo, kad tiesiog laisvas grafikas, darbas iš namų, kada nori, tada dirbi ir bonusinė sistema. Tai tas mane sugundė ir aš tiesiog palikau savo kontaktų, savo duomenis to Instagramo reklamai. Šiaip ganėtinai greit, aš gal skaičiau valandos ar 2 bėgių su manim jau susisiekė. Mane pakvietė užtei visą tą programą. Pirmą tiesiog su skaidrėm parodė, kaip ten viskas atrodo, ko maždaug tikėtis ir bandė tiesiog sudominti, nes ten ta programa tai iš tikrųjų skirta tokiem jauniems žmonėm labiau, studentam būtent, ir taip sudomino, ir tai sakė, kad labai sunku bus ir kad yra potencialu užsidirbti daug pinigų irgi, tai visą tai skambėjo gerai. Pirma konsultacija buvo tiesiog susipažinti, ten aš daugiau apie save kalbėjau, ką aš veikiu, kuom užsiemu ir panašiai. O tada jisai jau man pasakė, kad reiktų pasidaryti atskirą konsultaciją, kad parodytų, kas čia per produktas, kuom čia jie užsiema, tai tuomet sekė konsultacija, kada jis man pristatė, kas yra iš vis investicinis gyvybės draudimas, su kuo jie dirba. Ir jau tada 3 konsultacijos metu, kai manęs paklausė, ar norėčiau dirbti tokį darbą, pasakiau, kad taip, norėčiau. Ir jau tada viskas išsivystė į tai, kad į pardavimą kad man parduoti investicinį gyvybės draudimą. Nes tuo metu jis man pasakė, kad kaip aš galiu pardavinėti produktą, kuomet pats jo netikiu ir nenaudoju. Ta kompanija pradeda ieškojimą žmonių jau iškart po vasaros, bet tai pabiški ir dažniausiai vis tiek dauguma sako ne, nes tai yra ganėtinai
sunkus reikalas ir ne visi pasirašytų tokiam dalykui, bet kadangi aš pasirašiau ir aš buvau vienas iš pirmųjų, tai pradžioje ten nieko labai daug nevyko iki maždaug gal žiemos. Tada jau prasidėjo dažnesni susitikimai su kitais kompanijos nariais, susitikimai, kur buvo informacijos kažkokios, ne šiaip apsipažinimui, bet kur jau pradėjo kalbėti apie kaip viskas atrodys ir kaip pati vasara vyks, ką reikia išmokti kitos vasaros, kaip pasiruošti ir taip toliau. Aišku, taip pat, ką gausim iš tos vasaros, kokia nauda mums iš to, kad mes važiuosim ir daug pinigų savo investuosim. Išgirsite šių dviejų jaunų žmonių istorijas. Tiesa, jų darbo pobūdis skyrėsi. Vygintas pardavinėjo investicinį gyvybės draudimą čia, Lietuvoje, o Saulius dirbo knygų pardavėjų, keliaujančių nuo durų prie durų Jungtinėse valstijose. Tačiau abi įmonės taiko tinklinės rinkodaros schemą. Vienas pagrindinių tinklinės rinkodaros bruožų – produktą jūs pirksite tiesiogiai iš jį parduodančio asmens, vietoje parduotuvės lentynos. Šitaip verslai elgiasi tyčia. Kadangi įprastai šios prekės nėra parduotuvės lentynoje, savo klientus darbuotojai turi rasti patys. Kaip jie visada juokaudami sakydavo, ko tau reikia, tai reikia tiesiog telefono, kompiuterio geriausiu atveju ir tiek. Ir turėti laiko, aišku, vestas konsultacijas. Tai čia pagrindiniai buvo kriterijai. Ir dar vienas iš kriterijų buvo, tai tiesiog, kad visą laiką klausdavo, ar turi daug draugų, pažįstamų ir panašiai, koks platus tavo pažinčių ratas. Tai tuo momentu aš nelabai supratau, dėl ko toks klausimas iš vis apskritai išsivystė. Jau po to, jeigu aš supratau, kad tie visi pardavimai ir vyksta tavo aplinkiniams, tavo draugams, šeimoms nariams, giminėms ir panašiai. Tiesiog bet siūlydavo traukti tiesiog iš Facebooko draugus vieną paskui kitą, rašinėti jiems, siūlyti tiesiog iš pradžių tokį chatą apturėti, kaip sekasi ir panašiai, ir vėliau išvystyti pokalbį į konsultaciją. Tai realiai tą aš tuo metu ir dariau, tiesiog rašinėjau visiems iš eilės žmonėm, su kuo bendravau, su kuo mažiau jau bendravau, ar su kuriais iš vis jau kelis metus nebendravęs ir tiesiog visiems iš eilės rašai ir siūlai. Tuo metu Saulius savo klientų ieškojo amerikiečių privačių namų rajonuose. Jis žinojo, jeigu nori uždirbti, privalai dirbti ilgas valandas. Rutina ir buvo 12 valandų, kaip minimumas, man atrodo, mūsų organizacijos net buvo minimumas pakeltas truputį aukščiau, mes tai vadinam standartą. Tai buvo 12 valandų 30 minučių. Per dieną, 6 dienas per savaitę, sekmadienį visi susitinkam, nes gyvenam po 3-2 žmonės dažniausiai. Tai, ką tu patiri vasarą, neįmanom paaiškinti. Tu turi tai pajaus, kad suprastum. Ir aš nebuvau pasiruošęs emociškai ir gal net negalėjau būti pasiruošęs emociškai tai vasarai. Tiesiog po tų 2 mėnesių aš taip išsekau. O kodėl nei šių knygų, nei draudimo, nei kitų prekių nenusipirksi be pardavėjo? Skamba nelogiškai, jog įmonė nenorėtų savo produkto parduoti lengvai. Pasiaiškinkime, kaipgi veikia tinklinės rinkodaros schemą taikančios įmonės. Visų pirma, įmonės, tiksliau įmonių darbuotojai, uždirba iš to, jog įdarbina žmonės. Kad įsidarbintum, tave į įmonę turi pakviesti ten jau dirbantis asmuo. Jam tu turėsi mokėti dalį savo pajamų, nes juk jis tave įdarbino. Atrodo nesąžininga? Nesijaudink, tau tai reikia taip pat įmonėje įdarbinti kelis savo pažįstamus ir tuomet gausi dalį jų pajamų, o jie galės įdarbinti kelis savo pažįstamus. Ir šitai pasaka be galo. Tačiau toks modelis neveikia ne tik dėl to, kad ne kiekvienas sugebės rasti pažįstamų, kuriuos įtikins dirbti tokį darbą. Jis neveikia ir dėl elementarios matematikos. Imkime pavyzdį. Vienas asmuo įdarbino 3 asmenis. Tada visi jie įdarbina dar po 3. Turime jau 13 darbuotojų. Tačiau paskutiniams 9 reikia uždirbti, tad jie taip pat įdarbina 3. Pasiekę, pavyzdžiui, 9 tokios piramidės pakopą jau turime beveik 30 000 žmonių. Sodros duomenimis Maximoje, kuri yra didžiausias Lietuvos darbdavys, nedirba ne 12 000 žmonių. Akivaizdu, jog daugybė žmonių papildomų pajamų negaus ir patys naujų žmonių neįdarbins. Tai taip man prakišo investicinį gyvybės draudimą, kurį aš pasidariau, už kurį jisai gavo bonusą ir dar tuo pačiu gaudavo bonusą nuo mano kiekvienos sutarties. Kadangi pas mane kaip ir sąrašas baigėsi, daleiskim, nebeturėjau žmonių, kuriems galėjau dar pasiūlyti ir prakišti tą investicinį gyvybės draudimą, tuomet aš pasakiau savo vadovui, kad turiu tokią ir tokią problemą, kad neberandu naujų kontaktų. Tai jisai man
kaip ir bandė padėti, davė kažkokius savo kontaktus iš kažkur gautus per reklamas ir panašiai. Bet kai pamatėm, kad ten nelabai tų kontaktų ir pas jį yra, tada jis man tiesiog pasiūlė tapti komandos vadovu, kas reiškia, kad aš pradėčiau vesti nebe konsultacijas tiesiogiai pardavinėdamas investicinį gyvybės draudimą, bet kad pritraukčiau žmonių, kurie dirbtų irgi kartu įmoniai. Ir tuo pačiu, aišku, bandyčiau parduoti taip pat jiem investicinį gyvybės draudimą. Mes vadinam tai pirmamečiais, antramečiais, trečiamečiais ir taip toliau. Tai jeigu tu esi pirmametis, tai tu ir užimi tą first year poziciją, kai tu mokaisi, stengiasi dėti kuo daugiau tų žinių į save ir ruoštis tai vasarai. Antrametis būdamas, tu jau ieškai žmonių su kuo važiuoti, tu ieškai pirmamečių savo. Trečiamečiai, ketvirtamečiai jau ieško ne tik, kad žmonių su kuo važiuoti, bet tų antramečių. Jos renkasi tokia lyg piramidė, kur tiesiog tie žmonės, kurie turi didesnę patirtį ir didesnę poziciją organizacijoje, nežinau kaip pavadinti, jie tiesiog uždirba kažkiek nuo tų žemiau esančių. Galiausiai pakalbėkime apie patį produktą ir jo pardavimą. Kaip sekėsi Vygintui ir Sauliui parduoti knygas arba draudimą, nuo ko jie uždirbdavo komisinį atlyginimą ir kokios laukia pasekmės, jeigu parduoti nepavykdavo. Tuo metu, kadangi tai atrodė labai paprastas darbas, aš jaučiausi, kad taip, aš galėčiau ir esu geras finansų konsultantas. Bet vėliau eigoje išsiaiškinau, kad nei turiu pakankamai žinių, nei pardavinėjau pakankamai gerą produktą. Jeigu gerai pamenu, praėjo gal mėnuo ar du ir gavau pirmąjį e-mailą, kad mano klientas yra nemokus, kad nemoka jokių įmokų. Tai aš tiesiog tuo momentu atsakiau tą e-mailą, kad aš jau nebedirbu kompanijoje, nieko bendro neturiu ir su klientais nebebendrauju. Tai tas mano e-mailas taip ir liko, praignoruotas, niekas nieko netrašė, viskas kaip ir visiems tiko. Ir tada praėjus gal dar mėnesių jau atėjo kitas e-mailas iš kompanijos, kuris rašo, kad kadangi klientas buvo nemokus, jie nutraukė jam sutartį ir aš turiu grąžinti dalį komisinio atlygio, ką aš už jį gavau. Nuo to laiško, tai realiai praėjus porai mėnesių, pradėjau aiškintis, kaip čia tai įvyko. Buvo ginčai su buhalteriais, administratoriais, visais iš eilės realiai kontaktais, kurias buvo įmanoma gauti tuo metu. Aš išsiaiškinau, kad aš turiu grąžinti dalį komiso, ką aš buvau gavęs už klientą. Kai tik mane įdarbino, mano tuometinis vadovas man minėjo, jog jeigu klientas per pirmus metus nutraukė sutartį, aš įsipareigoju jiems kompanijai grąžinti tam tikrą procentą nuo savo komisinio atlygio. Bet kaip jisai minėjo, tuo momentu, kad ten bus labai mažas procentas, ten realiai net nepasijaus, ten gal maksimaliai to kliento vieno mėnesio įmoka bus. Tai aš kažkaip to dalyko labai nesureikšminau, nes dauguma pas mane klientų pasirašinėjo sutartis 30-40 eurų, tai neatrodė didelė grąžintina suma. Bet vėliau pasižiūrėjus į popierius, į tos komiso grąžinimo dokumentus, ką man siuntė, pasirodė, jog komiso grąžintina suma buvo tarp 50 ir 60% mano uždarbio. Pirmą kartą manęs pareikalavo apie 140 eurų grąžinti. Sekanti buvo jau 360 eurų. Ir po to sekė irgi panašios 100, 150, nes daugmaž visi klientai apie panašias sumas pasirašinėjo. Šiai dienai skaičiavausi, kad bendra suma siekia link 700 eurų. Buvo toks ant bajerio dar, man atrodo, dalykas, ką galėjau nusipirkti, ten cookbookas, kur daug labai receptų, kaip gaminti maistą, ir ten jisai gal $50 kainavo, ką aš nežinau, ar kažkas iš mūsų net pardavė. Galbūt, kad ne, vien dėl to, kad nesifokusavo į tai, labiau į tą edukacinę pusę, bet jo, ten buvo $7 už kažkokią vaikų knygą edukacinę. Man atrodo, jin buvo pigiausias produktas, o daugiau ten 100 kyla jau, 1000 net, jeigu nori didesnio rinkinio. Kiekviena diena, man atrodė, kaip tiesiog savęs žeminimas prieš visus, nors aš tikrai taip nemaniau
su savo smegenim, bet aš tai jaučiau ir tai pakeis labai sunku buvo, kad ir kiek mano menedžeriai kalbėjo apie tai su manim, kad tipo, niekas čia į tave nežiūri personaliai ir pasiunčia tave ant 3 rėžių tikrai ne personaliai. Ir aš žinojau, kad nepasiunčia manęs personaliai ir kad visa tai yra tiesiog, jie pamato dar vieną žmogų, kuris vaikšto nuo durų prie durų ir jie turėjo blogą dieną ir dėl to jie tave pasiunčia ir jie nežino, kad tau tai vyksta 100-200 kartų per dieną ir jie tikrai nenorėjo to gal labai agresyviai parodyti ar dar kažkaip, bet at the end of the day tau taip stipriai giliai paveikia, kad tu kartais nebegali iš to išlysti ir tau reikia pertraukos, bet kompanija nesupranta, ką reiškia pertraukos. Ir aš tiesiog ten pradėjau jau, mačiau, kad mano darbo produktyvumas taip stipriai krenta, kad net nėra tikslo man čia likti. Tiesiog geriau grįžti namo ir nebesėdėti ant sprando savo menedžeriam, tiesiog atsisveikinti ir pasimti viską, ką gavau iš to ir susirašyti ir žinot, kad va tiek išmokau. Gal aš ėjau ten į minusą 100. Buvo žmonių, su kuriais aš net ir dirbau toj pačioj gelbėkim vaikus, kurie po ten 2 savaičių jų nebebuvo Amerikoje ar 3 savaičių. Jie ten tiesiog į didelį minusą įkrito, manyčiau. Vygintas ir Saulius ne vieni. Jungtinių valstijų federalinės prekybos komisijos paskelbta analizė skelbia, jog 99% į tokias schemas įsitraukusių žmonių neuždirba. Taip pat skaičiuojama, jog visame pasaulyje į tokias schemas yra įsivėlę apie 118 milijonų žmonių. Tinklinė rinkodara daugiausiai pritraukia pažeidžiamus žmonės, kurie patiki pažadais. Tai yra mažiau pajamų uždirbančius arba studentus. Tačiau yra ir tų pavienių sėkmės atvejų. Pavyzdžiui, Sauliaus bendradarbiai, kurie sugebėjo atlaikyti krūvį ir pardavė užtektinai prekių. Jie uždirbo net po kelis tūkstančius eurų ar daugiau. Tačiau tai toli gražu ne visi. Tuo metu jaučiausi labai blogai, nes buvo tikrai ganėtinai didelė suma ir tuomet aš svarsčiau, kaip tai iš viso gali veikti, jog daleiskim, aš iš kliento gaunu 100 eurų komisinį atlygį, praėjus 2 metam aš dar turiu gražinti 60 eurų jiems atgal. Tai realiai reiškia, kad aš per 2 metus uždirbau 40 eurų. Tas klientas per tos 2 metus sumokėjo jiems ten 1000, tarkim, kiekvieną mėnesį investuodamas. Tai kompanija vien nuo to pralobsta ir dar galų gale po 2 metų jie iš manęs pareikalavo 60% mano komisinio atlygio, kurį aš gavau ten prieš 2 metus ar net seniau. Tai aš jaučiausi tragiškai. Ir aš žinau, kad yra didžiulė rizika prarastas pinigus, bet po vasaros tu supranti, kad net ir prieš vasarą aš jau turėjau tokį įsitikinimą, kad aš ne dėl pinigų čia važiuoju, aš važiuoju išbandyti savęs, važiuoju pamatyti kažkiek gal ir Amerikos truputį, aš važiuoju pagrindinę dėl įgūdžių, kuriuos aš įgausiu, nes aš manau, kad čia tokia storą skūrą tavo gali užauginti toks experiences. Šioje dokumentikoje minėtų asmenų vardai buvo pakeisti. Jie parengė Vilniaus universiteto 4 kurso žurnalistikos studentai Paulina Juškevičiūtė, Džiugas Lapienis ir Greta Stakauskaitė.